Labas vakaras, tai Lietuvos televizija ir eterė Seimo rinkimams skirta pirmoji debatų laida. Šiandien mūsų studijoje diskutuos daugiamandatės rinkimų apygardos politinių organizacijų atstovai. Ir burtai lėmė, kad šiandien pirmieji savo jėgas išbandys. Tai Lietuvių tautininkų sąjunga, sąrašo numeris 1 ir atstovas Edmundas Stancikas. Krikščionių demokratų sąjunga, sąrašas 12, atstovas Kazys Bobelis. Sąrašas numeris 13, tai Lietuvos Lenkų rinkimų akcija ir atstovas Zbigniew Balcevič. Bei Lietuvos liaudės sąjunga už teisingą Lietuvą, sąrašo numeris 14 ir atstovas Julius Veselka. Taip pat, kaip matote, šiandien mūsų laidoje ir burtai taip lėmė turėjo dalyvauti ir Lietuvos Laisvės sąjunga, tačiau jų nėra, neaišku, dėl kokių priežasčių jie neatvyko į laidą. Todėl jų nuomonės ir jų programos ekonomikos tema nei žiūrovai, nei rinkėjai turbūt nesužinos. Taip pat diskutantai, kaip matėte, atsivedė šiandien į studiją savo partijos rėmėjus. Tai žmonės, kurie ir kandidatuoja tame sąraše, ar šiaip prijaučia šiai vienai ar kitai politiniai jėgai. Diskutantai galės, diskutuodami apie savo ekonominės programas, taip pat jeigu vieną ar kitą klausimą žino silpniau, galės perduoti žodį auditorijai. Taip pat po kurio laiko mes suteiksime auditorijai maždaug 3 kartus per mūsų laidą replikoms įvairiausiams ir klausimams oponentams. Taigi, šiandien, kaip jau minėjau, laidos tema – ekonomika. Mes tęsime mūsų laidą ir dabar ekonomikos temomis prisistatys kiekviena partija, kiekvienos politinės jėgos atstovas ir pirmieji tai padarys Lietuvių tautininkų sąjunga ir jų atstovas Edmundas Stancikas. Labas vakaras, gerbiami televizijos žiūrovai. Per trumpą laiką visą programą pristatyti yra sudėtinga, todėl aš kai kurios pagrindinius momentus norėjau jums išdėstyti. Pirmas dalykas – mokesčiai. Jie yra labai aktualūs ir mūsų koalicija aiškiai pasisako, kad mokesčių našta dabartinė yra per sunki. Tačiau dabartinė situacija mūsų manimų neleidžia ar nesudaro galimybių mažinti mokesčius. Todėl mes siūlome, kad kol bus stabilizuota valstybės pajamų išlaidų situacija, mokesčius nemažinti. Galbūt išskyrus pelno mokestį, kuris neturi didelės įtakos valstybės pajamose, tačiau yra gana sudėtingas surenkant ir jį galima būtų mažinti, mūsų nuomonė su viena išlyga, kad pelno mokestis būtų paliekamas monopolistams, o kiti, reiškia, subjektai ūkio galim būti atleisti nuo pelno mokesčių. Toliau. Jau laikas baigėsi, šiaip minutė kiekvienam pasisakymui, aš suprantu, kad labai sunku išdėstyti. Na, aš manau, kad kaip tik diskusijos metu jūs dar pasakysit pagrindinius dalykus, mes apie tai kalbėsime, tačiau vienas iš pagrindinių dalykų supratau, kad mokesčių problemų jūs taip pat ruošiatės dar spręsti. Numeris 12, tai Krikščionių demokratų sąjunga ir atstovas Kazys Bobelis, jums taip pat minutė. Labas vakaras. Šiandieną Lietuva išgyvena didžiausią ekonominę finansinę krizę nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atsistatymo. Ir dėl to kenčia labai daug Lietuvos piliečių. Mūsų tikslas yra pagerinti Lietuvos ekonominę finansinę situaciją, pirmoje eilėje subalansuojant biudžetą, nes dabar biudžetas yra nenormaliai išpūstas ir jis neatitinka išlaidas. Tai pirmas dalykas, reikia subalansuoti biudžetą, po to sutvarkyti mokesčių sistemą visiškai kitaip negu kad yra dabar tvarkoma. Visi sutiktume mokėti mokesčius, jeigu jie būtų normalūs. Šiuo metu mokesčiai yra nenormalūs ir kiekvieną biznį naikina, sugriauna ir jokių galimybių nėra žmonėms prasimušti. To išvadoje didėja bedarbystė, mažėja mūsų gamybinis pajėgumas, fabrikai turi užsidaryti, bankrutuoja ir vyriausybė nejausdama jokios atsakomybės už bankrutuojančius fabrikus priveda prie tokios situacijos, ką mes šiandien matome Inkaro, Orkavo ar Alytaus tekstilės ir trikotažo fabrikuose. Ta mes bandysime sutvarkyti, pakeisti ir padaryti Lietuvoje gyvenimą geresnį. Dėkui ponui Kaziui Bobeliui. Sąrašas numeris
13 dabar pasisakys Lietuvos Lenkų rinkimų akcija ir Zbigniew Balcevič. Labas vakaras, mėly Lietuvos žmonės, dobry wieczór Państwu. Mūsų partija atstovauja Vilniaus regiono gyventojus, ne tik Lenkus, bet visų tautybių. Todėl mes turim šiek tiek specifinę programą. Aišku, mes turim nuomonę ir programą visais ekonomiką liečiančiais klausimais, Lietuvos ekonomiką, bet mes pirmiausia norėtumėm šiandien akcentuoti Vilniaus regiono plėtros klausimą. Čia reikia pasakyti, kad nuo pat nepriklausomybės paskelbimo metų buvo konstatuota, kad Vilniaus regionas yra atsilikęs ekonomiškai, socialiai. Ir buvo kalbama apie tai, kad reikia šitą regioną atgaivinti, integruoti į visą Lietuvos gyvenimą. Deja, tai buvo tik žodžiai. Nors 96 metais buvo patvirtinta Šleževičiaus vyriausybės programa plėtojimo Vilniaus regiono, deja jinai nėra įvykdyta, išskyrus vieną punktą, kuris liečia lietuviškų mokyklų kūrimą. Jūsų minutė baigėsi, dėkui, tai buvo Zbigniew Balcevič, Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, dabar sąrašas numeris 14, tai Lietuvos liaudės sąjunga už teisingą Lietuvą ir Julius Veselka. Liaudės sąjungos vienas iš rimtų principų yra atsakomybė. Ir štai kodėl. Per 10 nepriklausomybės metų šitas penketukas, kuris pasireiškia aukščiausią lygą, per jo valdymo laikotarpį Lietuvai padaryta tiesioginių nuostolių už 1500 milijardų litų, įvertinus sugriautus fabrikus, technologijas, prarastą kvalifikaciją, maždaug nuostolių padaryta už 4500 milijardų litų, pabrėžiu, mažiausiai už 4500 milijardų litų. Lietuvos socialinis ekonominis išvystymas nublokštas apie 25-30 metų atgal. Štai ir už tai tie, kurie valdė šalį ir vėl gražiai kalba, turi atsakyti. Nes kol nebus asmeninės atsakomybės, o partiečiai atėję tik tai galvos, kad įgyjo teises 4 metams, be jokios atsakomybės, tol šitą betvarkę bus ir galime ten mokesčių šnekėti, ką norime. Turi būti visa griežta atsakomybė už savo veiksmus. Pareigas gauni ir lygiagrečiai turi gauti atsakomybę. Dėkui, ponui Veselkai. Visi mūsų sąrašo atstovai prisistatė dabar, na ir mes pabandysime pereiti prie diskusijos, prie pačių debatų. Aš tikiuosi, kad sąrašų atstovai patys rodys iniciatyvą ir patys stengsis rodyti daugiau dėmesio vienas kitam ir aiškintis programas ir jie pasakos, kągi vis dėlto iš tikrųjų konkrečiai ruošiasi daryti su Lietuva ir su Lietuvos ekonomika. Taigi, ponia Stansikai, jūs kaip tik ir pradėjote savo prisistatymą nuo to, kaip jūs keisite mokesčių sistemą. Taigi, kaip jūs keisite tą mokesčių sistemą ir kokie mokesčiai bus mažinami, kokie didinami, kokie naikinami? Ką darys tautininkai? Tobulinant mokesčių sistemą, mes siūlom, kad turėtų būti mokesčių sistema sudaryta tokiu principu, kad ji nežlugdytų, o skatintų verslą. Kad mokesčiai neužsmauktų verslą, kuris vystosi ir kuris ruošiasi vystyti. Dabar mokesčiai yra pakankamai dideli, jūs siūlote juos mažinti. Reiškia stabilizacijos, kaip aš sakiau. Pirmiausia, dabartiniu metu nėra subalansavimo aiškaus tarp pajamų ir išlaidų. Šitas dalykas turi būti išspręstas. Toliau tobulinant mokesčių sistemą reikia, kad mokesčių rūšis būtų nustatomos tokios, kurios administravimas arba kurių surinkimas būtų pats mažiausias išlaidos. Ir aš noriu pasakyti, kad specialistai yra nustatę, kad pats racionaliausias mokesčių rūšių nustatymas pasireiškia taip, jei yra surenkama mokesčių iki 90% ir jos surinkimui yra sunaudojama nedaugiau kaip 0,5 procentai visų surinktų lėšų. Tai yra praktiškai labai sudėtinga, aš neturiu skaičiavimų, bet pas mus dabar, man atrodo, tas procentas yra panašus į 3. Tai taupant lėšas ir tobulinti mokesčių sistemą, į tai taip pat labai būtina atsižvelgti. Mačiau, ponas Veselka kelia ranką. Jūsų nuomonė apie mokesčius? Aš ne tik norėčiau apie mokesčius, nes labai čia populiaru žmonėm aiškinti, štai ateisim į valdžią, padarysim taip mokesčius, kad reiks mažus mokesčius mokėti. Čia yra problema žymiai sudėtingesnė. Reikia skirti paslaugų kainas, kurias moka gyventojai, už telekomą, nesąmonės padarytos.
elektros energiją. Pavyzdžiui, jeigu atominė elektrinė susitarus su rusais galėtų pardavinėti pilnu pajėgumu, mes energetikos kainą galėtumėm sumažinti. Bet tai nėra mokestis, tai yra kaina tos pačios kaip batų. O mokesčių sistema Lietuvoje pati pelno mokestis, juridinio asmens, tai yra pelno mokestis, akcizai. Čia aš pasakyčiau, nėra tragedija. Tragedija yra tame, kad neturim rinkų, kad negalime, įmonės dirba trečdalių, ketvirtadalių pajėgumo, penktadalių pajėgumo, gyventojai Lietuvoje neturi pinigų, o užsienio mes veržėmės į vakarus, o ten tradicijos, technologijos, reklama, visa kita. Vakarų rinkos patys, rytų rinkos patys atsisakėm, idiotiškai kariaudami po šiai dienai su Rusija. Tai, ponia Veselka, taip ir nepaaiškėjo vis dėlto jūsų požiūris. Mano taip, mokesčių, pelno mokesčių jokių būdų nenaikinti. Akcizų mokesčių mažinti taip pat negalima, fizinių asmenų mokestį reikia įvesti progresyvinę sistemą, sumažinti mokesčius iki 18 nuo 33, mažas ir vidutinė, diferencijuotai, bet kurie mažas gauna 430 litų iki 18%, daugiau mokesčių sistemą, aš kalbu ne apie mokesčių sistemą, čia nesigirkit, nei vienas iš jūsų nesumažinsit, nes nei mokytojai neturės algų, nei nieko čia. Dėkui, ponui Veselkai, ponas Bobelis. Aš nepilnai sutinku su pona Veselka. Man atrodo, kad pirmoje eilėje reikia mažinti biudžetą, o tuo pačiu mokesčiai tada patenktų sumažintą biudžetą. Bet pagrindinis dalykas yra, dėl ko reikia keisti mokesčių sistemą, kad šiandien visi mokame normalią maždaug 30-32 nuošimčių sumą. O tas, kuris uždirba milijoną, turi mokėti daugiau, o tas, kuris uždirba 1000, turi mokėti mažiau. Daugumoje pasaulio valstybių yra... Jūs už progresyvinius mokesčius taip pat kaip ir ponas Veselka. Bet turi būti labai griežtai sukontroliuota. Lietuvoje to nėra. Ir tas yra labai didelė bėda mūsų mokesčių surinkimo sistemoje. Kitas dalykas, reikia sunaikinti šešėlinę ekonomiką, kuri užima labai didelę dalį mūsų rinkos ir nemoka iš viso jokių mokesčių. O mūsų vyriausybė absoliučiai nekontroliuoja kontrabandą ir visą šešėlinę ekonomiką, nors labai daug apie tą kalbą. Kitas dalykas, noriu pabrėžti, kodėl nėra įmonėm apyvartinių lėšų. Kadangi mokesčiai yra nepaprastai dideli, plus pridėtinės vertės mokestis yra reikalavimas mokėti avansų. Kuomet gamyba pagamina kokį nors produktą ir kaip tas produktas papuola į tos gamybinės įmonės fabriką, taip pat reikia mokėti pridėtinės vertės mokesčius. O tą produktą galbūt metus ar pusę metų neparduos. Ir todėl trūksta apyvartinių lėšų, todėl mažėja gamyba, didėja bedarbystė ir einame į tą krizę. Dėkui, ponui Babeliui, ką galvoja apie tai Lenkų rinkimų akcija? Mes manom, kad pridėtinės vertės mokestį reikėtų mažinti kai kam. Būtent šildymui ir kitiem dalykam, kurie pirmos būtinybės yra prekės. Sakykite dar, ką jūs galvojate apie progresyvinius mokesčius? Čia nuskambėjo iš tikrųjų siūlymai ir ponas Bobelis ir ponas Veselka siūlo įvesti progresyvinius mokesčius, kurių nėra Lietuvoje. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kažkaip diskutantai sako, kad tie, kas daug uždirbo, turi mokėti daugiau, kas mažiau uždirbo, turi mokėti mažesnius mokesčius, bet iš tikrųjų Lietuvoje taip yra, tas, kas daug uždirba, moka daugiau mokesčių. Tas, kas uždirba milijoną, tas sumoka nuo milijono mokesčius, kas uždirba 1000 nuo 1000 mokesčius. Tai ką jūs galvote apie progresyvinius mokesčius? Palaikau progresyvų. Palaikote ir jūs? Taip. O jūs? Mes palaikom progresyvinių, bet pabrėžiam, kad dabartiniu metu reikia nedidinti, nekelt, reiškia, tiem, kurie ir daug uždirba, bet ieškoti galimybių mažinti tie, kurie mažiau uždirba. Ir aš, reiškia, diskusijai keliu vieną idėją, naujo mokesčio, tai yra mokesčio už kainų didinimą. Tai yra, jei yra kainos didinamos, tai numatyti tam tikrą to padidėjimo dalį, kad patektų į valstybės biudžetą. Kadangi su kainų didinimu iškyla problemų ir būtų vienas iš šaltinis, jūs jiems spręsti. Gerai, ponas Bobelis. Tas, kuris sumoka už milijoną mokesčių, jam vėl palieka apie 700 000 litų. O tas, kuris uždirba 1000 litų, jeigu jam atimsi 30 nuošimčių, jam lieka tik 700 litų. Todėl yra labai neproporcingas dalykas. Kitas dalykas, pilnai sutinku su Lenkų akcijos kolega, kad reikia pridėtinės vertės mokestį numušti per pusę. Ir reikia proporcingai suderinti pelno mokesčiai, visokius kitus mokėjimus, kurie šiandien yra nenormalūs. O svarbiausias dalykas, jeigu mes subalansuosime biudžetą ir taip sutvarkysime, kad verslininkas žmogus su malonumu mokės mokesčių, žinodamas, kad jam dar palieka užtenkamai pinigų prasimušti, sukurti geresnį gyvenimą savo šeimai, tai mes neturėsime tų įvairių machinacijų. Ir ypatingai reikia bausti tuos, kurie nusikalta mokesčių mokėjime ir panaikinti mūsų mokesčių inspektorius, kurie sabotuoja ir išnaudoja savo pozicijas nenormaliai apkaltindami, bausdami įvairius verslininkus. Ponas Veselka.
Aš tai iš tikrųjų malonu, kad ir aš tai su vakariečių mąstymo žmogu kalbės ir tikrai sutarė dėl progresyvinių mokesčių. Kadangi iš tikrųjų yra dvi šalis, tai yra Lietuva ir Estija, kur nėra progresyvinio mokesčio. Nes jis turi tam tikrą socialinę logiką, kuris gauna 433 sakinį, tai neleidi vaikui nupirkti pieno, o kuris gauna milijoną, jam lieka dar 670 tūkstančių. Kokia čia logika? Ar jūs tikite, kad tuos mokesčius išieškojus kaip nors, jie nueis, sakykime, nes progresyviniai mokesčiai turi tokias socialinės teisybės atspalvį, kad tas sumokės daugiau ir gaus tie, kurie mažiau uždirba. Ar jūs tikite, kad nuėjęs per biudžetą tas mokestis kokiu nors būdu paklius? Va čia gerai pasakys kitas dalykas. Va čia kada Garbabelis sakė dėl šešėlinės ekonomikas. Aš sakau, ačiū Dievui, kada idiotai tvarko valstybės biudžetą, kad yra šešėlinė ekonomika. Tai jie dar palieka pinigus, juos racionaliai naudoja. Stato namą, plytas perka. Juk pirmiausia, kaip mes švaistom pinigus? Visokiam pompastikom, po pasaulio renginiam ir taip toliau. Tai ačiū Dievui, kad šioj srity veikia šešėlinė ekonomika. Nors visumoje aš esu prieš šešėlinę ekonomiką. Bet kada biudžetą silai tvarko, tai gerai, kad egzistuoja šešėlinė ekonomika. Ačiū ponui Veselkai, ponas Stancikas. Aš norėjau kolegų paklausti, tie, kurie siūlo, kad yra galimybė reikia mažinti mokesčius, kaip bus subalansuotas biudžetas. Dabartiniu metu pajamos prie dabartinių mokesčių sistemos yra 6 milijardai litų. Išlaidos yra 7 milijardai litų. Tai jei mes sumažinsim per pus ar panašiai mokesčius, kaip tada, kam mes, reiškia, neskirsim? Lenkų rinkimų akcija. Aš manyčiau, kad reikia pirmiausia mažinti biurokratinį aparatą, Kuo tai panaikinti apskritis ir taip toliau. Yra daug labai galimybių sumažinti. Be to, biudžetas turi augti ūkio augimo sąskaita. Tik ūkio augimo sąskaita. Jeigu ūkis auga, reiškia turi augti biudžetas. Taip biudžetas turi irgi taupyti. Gerai, dėmesio dabar mes turime, sakykime taip, aš matau, kad auditorija taip pat turi klausimus ir replikų, todėl išklausykime vis dėlto, ką pasakys auditorija. Taigi, kiek aš mačiau, grįžtame į mūsų studiją, pakėlė rankas pirmieji būtent Krikščionių demokratų sąjungos atstovai. Prašom. Valstybėje nėra prioritetų ekonominių. Reikia pirmiausia nustatyti, kuo mes norim būti ekonomikoje po 5 bent metų. Tada reiškia, kažkokias tai išlaidas reikia sustabdyti ir tokiu būdu balansuoti ekonomiką. Ir tada tik žengt pirmin. Jeigu mes nežinom, kur mes einam, ko mes norim, tai kaip mes galim tvarkyti biudžetą ar ką nors panašaus. Ir žinoma, antras dalykas, reikia tvarkyti, jau ryškiai tvarkyti monopolizmą. Ten, kur yra monopolizmas, nebus konkurencijos, tą parodė visas mūsų energetikos rytis ir ryšių rytis. Šitie dalykai turi būti pirmoje tvarkomi ir mes tą 12 sąrašas Sąjunga Krikščionių demokratų darysim vienu iš pirmųjų eilių. Aišku, ačiū Jums. Dabar turime iš kitos pusės klausimą ir repliką. Gerbiamas Virgilijus, mano klasės draugas, žodžiu, jis teisingai pradėjo, bet jis nepasakė, kad pirmiausiai turi būti sukurta valstybės vizija ir iš jos išplaukianti ekonomikos vizija. Tai lyg tai būtų galutinis produktas, kurio tauta arba respublika siekia. Ir tik tai iš pagrindinių kelių galime padaryti dalinės išvadas. Yra senoviška patarlė: laivui, kuris nežino, kur plaukti, nebūna palankaus vėjo. Ačiū Jums. Kas turi dar klausimų? Prašom. Nesutinku, kad nėra vizijos. Kas perskaitė Lietuvos konstituciją, tas žino, kokia yra Lietuvos vizija. O kai čia sakoma, kad pelną reikia mokestį mažinti, tai pelno mokestis kelis kart Lietuvoje mažintas yra vienas pačių mažiausių ir pelno gaunama suma siekia kelis milijardus. 29 metais pelno mokesčių, kad jūs sakyti, pelnas padidėjo 30% palyginus su praeitais metais. Taip kad pelno mokesčio dalis, aišku, nėra didelė, bet pelno pajamos Lietuvoje yra labai didelės. Tik dėja gaila, kad tas gautas pelnas išvežamas iš Lietuvos. Pavyzdžiui, pernai Trumpiau prašom. Pernai per 9 mėnesius iš Lietuvos išvežta 3 kart daugiau, negu kad investicijų padaryta. Gerai, dėkui Jums ir dar klausimai ir pasisakymai.
Tai Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos atstovai, taip? Taip, Choroševskis mano pavardė. Aš manau, kad šios dienos diskusija iš pat pradžių nuėjo ne to keliu. Mes diskutuojame apie mokesčius. Mokesčiai yra antrinė funkcija. Mokesčiai priklauso nuo ekonomikos. Jeigu nėra ekonomikos, tai nėra ir mokesčių. Ir todėl, jeigu mes diskutuojame apie Lietuvos ateitį, apie Lietuvos viziją ir panašiai, mes pirmoje eilėje šiandien turim užduoti savo klausimą. Ką mes turim savo rinkiminėse programuose numatyti, kad atsigautų Lietuvos ūkis, žemės ūkis, pramonė, transportas ir taip toliau. Ir be šitų konkrečių priemonių mes nieko nespręs. Biudžetas gali būti subalansuotas, bet jis gali būti subalansuotas tokiam lygiai, kad jis nepatenkins minimalių mūsų, taip sakant, poreikių. O dar norėčiau pridurti dėl monopolistų. Užtenka kalbėti apie monopolistus. Monopolistai yra, bus ir niekas jų nepanaikins. Telekomas tam pavyzdys. Reikia normaliai reguliuoti monopolistus. Tai yra reguliuojant jų pelno mokymą. Gerai, ačiū Jums. Stenkitės visi kalbėti šiek tiek trumpiau, dėl to, kad laiko mes turime ne tiek daug. Tai pirmi pasisakymai buvo iš auditorijos, netrukus mes toliau diskutuosime su pagrindiniais diskutantais. Taip, grįžtame į mūsų studiją ir toliau diskutuojame, mačiau pasisakymo metu, jau rankas kėlė ponas Veselka. Taip, čia man labai malonu buvo, kad gerbiamas dainininkas, kurį aš taip labai kritiškai žiūri Seimo nario, iš tikrųjų pasakė vieną pagrindinių dalykų. Valstybinis reguliavimas. Valstybė mūsų šitaip elgėsi šiai dienai. Paleido verslininką užrištom akim, surištom rankom, surištom kojom ir sako, plauk ir nuvesk Lietuvą kažkur tai. Tas vargšas blaškosi, iš tikrųjų turi valstybė suformuluoti strategiją, kur mes kaip Lietuvos valstybės savo privatų verslų išeisim į pirmaujančias pozicijas, per kokias rinkas išeisti, nustatyti tam tikrus skatinimo mechanizmus. Pavyzdžiui, dabar teritorinių principų laisva zonas kūrė. Šiauliuose, Klaipėdai, aš jau Seime sakiau, ne teritorinio, sakysim, staklių gamyba. Arba ten elektronikos gamyba. Štai kam duodam laisvų zonų principus, o kur įsteigsis Vilniui, Kaune, Klaipėdai, Šiauliuose, Ukmergė, kitas dalykas. Tai vienas. Antras dalykas, svarbiausias, tai Choroševskis gerai pasakė, rinkos. Kur mes šiai dienai konkurentabilus? Vakaruose mes tik atskiri įmonės, kur susitarė nekonkurentabilės. Vadinasi, reikia atmesti šitą į NATO skubėjimą ir aplamai atsisakyti, į Europos Sąjungą, pažiūrėti pasaulį aplamai kitomis akimis. Mano principas – ne kariauti ruoštis, o prekiauti ruoštis. Ir štai aš sakau, apribojus vien tik šalies gynybai išlaidas 1% nuo BVP, per 20 metų mes galime staupyti 17 milijardų litų ir juos nukreipti. Nemonopolizuokite eterio, ponia Veselka. Ponas Bobelis. Man atrodo, kad aš nepilnai sutinku su kolega, ką pasakė, kad ekonomika tai nieko bendro neturi su mokesčiais. Kuomet mokesčiai grauna visą sistemą, tai ir ekonomika yra griūna. Ekonomika negali būti be mokesčių. Ir aš noriu pasakyti, prieš porą metų mes turėjom 9 milijardų biudžetą, nesurinko 1 milijardo, tai kitais metais padarė 8 milijardų. Šiais metais mes turime 7 milijardus ir vakar buvo paskelbta, kad turime 200 milijonų deficito, dar metai nepasibaigia. Kadangi viskas yra išpūsta, nenormaliai fantastiškai padaryti mūsų biudžeto, reiškia, išlaidos. Ir išlaidos bet yra problema, kad tie mokesčiai nesurenkami. Kaip jūs siūlytumėte juos surinkti? Jie yra nenormalūs ir kad taip pat labai pritariu kolegai Noreikai, kad vyriausybė absoliučiai nesilaiko jokių prioritetų. Kuomet nustato biudžetą ir kuomet tą biudžetą paskirsto taip pat rajonams, savivaldybėms ir įvairiom ministerijom, kiekviena ministerija pagal paskirstytą biudžetą sudaro savo programai, savo projektus. Ir kuomet gauna tik tai 75 ar 80 nuošimčio numatytų biudžeto, tai ir visos programos griūna ir visa sistema griūna. Ir tą reikia iš pagrindų pakeisti kaip galima greičiau. Dėkui ponui Bobeliui, ponas Balsevičius. Man regis, kad baigiant apie mokesčius, didžiausias krūvis tenka paprastiems žmonėms, kurie gyvena iš atlyginimo. Todėl reikėtų didinti neapmokestinamo, reiškia, ribą. Neapmokestinamą ribą.
Tai vienas dalykas. Dabar manyčiau, kad reikėtų mums pakalbėti ar apie tokį dalyką kaip privatizavimas. Mes netrukus kalbėsime ir perėsime prie tos temos dar, ponas Stancikas. Aš norėjau tokią atsakyti. Sako, nėra prioritetų biudžete. Tai yra prioritetas. Reiškia, mes daugiausia dabar iš biudžeto mokam už pasiskolintą kapitalą. Antras dalykas, kaip jūs žinot, yra nutarimas, įstatymas priimtas kariniam išlaidom nustatytas. Tai praktiškai yra didelė nesąmonė. Ir mes siūlom, kaip iš šitos padėties išeiti. Tai yra tragiškas dalykas, kada, sakysim, mes iš viso daugiausiai skiriam savo biudžeto, reiškia, paskolų aptarnavimui, taip vadinam. Tai mes siūlom, kad prioritetas turėtų būti kaip tik investavimas į žmonės. Švietimas, mokslas, sveikata, kuris yra jau pasauliniu požiūrį įrodyta, kad pats efektyviausias finansavimas. Ir išbristi iš tos, reiškia, ne. Gerai, ačiū Jums, kaip tik buvo paliesta tema apie privatizavimą, galbūt reikėtų čia irgi pasistengti kiek įmanoma pakalbėti apie įvairias temas. Taigi, ponia Balsėvič, ką Jūs norėtų pasakyti apie privatizavimą? Aš norėčiau pasakyti, kad man kartais primena šitas skubėjimas viską privatizuoti, kaip kolektyvizuoti kažkada tai buvo iš Maskvos liepiama. Tai dabar privatizavimas, man panašiai atrodo. Skubam ir padarom labai daug klaidų ir net tokių žalingų klaidų. Jūsų pagrindinis siūlymas yra neskubėti ar ką daryti? Neskubėti ir privatizuoti labai protingai. Ką reiškia protingai? Reiškia atiduoti į tas rankas, kurios yra patikimos. Neparduoti, kai buvo Žalgirio gamykla, parduota offshoriniai kompanijai, kuri nebuvo visai patikrinta, kas tai per įmonė. Šiandien prieš panoramą girdėjom, kad Žalgirio gamykla likviduojama. Į tokių gamyklų taip privatizuotų ir labai daug. Ne, suprantama, kad iš tikrųjų į nepatikimas rankas yra teisingai. Ne, visi turbūt sutiks, kad reikia atiduoti. Bet ką dar Jūs regite su privatizavimu susijusiu, kokių problemų, ponia Bobelė? Todėl, kad pirmoje eilėje dabar privatizuoja įmonės, prieš tai tas įmonės taip numuša, praranda visą jau savo pajėgumą, produktyvumą ir kuomet įmonė jau yra ant bankroto ribos, tada ją bando privatizuoti už centus ir parduoda tam tikrom grupėms, dažnai be konkurso, kai dabar matėme, kas vyksta. Kas Jūsų nuomonė blogo privatizavimo pavyzdys yra? Tai yra skandalinga, yra, reiškia, galima pasakyti, giminių privatizacija dabar vyksta Lietuvoje. Taip, bet sakykime, gerai, kokius Jūs objektus matote skandalingai ir blogai privatizuoti? Jūsų nuomonė? Labai daug, pavyzdžiui, telekomas kaip privatizuotas, visiškai nesiskaitant su visuomenės nuomonė, nesiskaitant su jo finansiniu pajėgumu ir su įvairiais pasižadėjimais, įsipareigojimais visuomeniai. Ir dabar matėme, net vyriausybė pardavė savo paskutinį tam tikrą dalį akcijų paketų, už kiek pardavė, o šiandien ką tas akcijų paketas yra vertas. Tai yra visiškai nepasiruošę, neapskaičiavę ir daro tokius skandalingus sprendimus. Ačiū, ponas Veselka. Todėl, kad Veselka teisus, nėra atsakomybės jokios. Jo, Pone Noreika, niekas už nieko neatsako. Vienintelis prioritetas yra, kaip nesurinkti biudžetą. Tai tas yra didžiausias prioritetas mūsų vyriausybės. Gerai, pone Noreika, turbūt čia visi girdi be mikrofono, ponas Veselka. Aš tai pasakyčiau, kad šitas privatizavimas vykdomas tikslu kuo greičiau išdraskyti viską. Tai yra, dabar aš noriu pasakyti, kokių blogų pavyzdžių. Aš jau rašiau. Net nugirdyti Amerikos indėnai nepasirašydavo tokių sutarčių, kokie Lietuva pasirašė su Williams. Telekomą jūs paminėjote. Dabar labai konkretų pavyzdį. Kai buvau ministras, parduodamas Lietuvos viešbutį, 93 metais buvau pasirašęs su užsienio kompanija sutartį. Tai yra, jau buvom sutarę, 10 milijonų litų į privatizavimo fondą, 15, tai yra 10 milijonų dolerių į privatizavimo fondą, 15 milijonų dolerių investicijoms. 4 metus Lietuva įdėjo ten 6 milijonus litų arba 1,5 milijono dolerių ir pardavė už 9 milijonus dolerių be jokių investicijų. Pone Veselka, čia į praeitį mes labai smarkiai žiūrime. Ir toliau mes su nariai kažkaip sutarėm šiandien. Vat su valstybinė įmonėm, kada leidžia jas nuvaryti iki paskutinio, su valstybinė įmonė turi taip. Vadovas turi pateikti ūkio ministerijoje vystymo planą ir kiekvieną ketvirtį konkrečiai atsiskaityti, o ne šiaip savo prikuria įvairių šonų faro, paskui privatizuoja. Va šitą atsakomybę, drausmę, pirmą, kad turime įvesti valstybę. Ir iš čia ir privatizavimą neskubėti. Ačiū, ponia Veselka ir ponas Stancikas. Mūsų nuomonės strateginiai objektai turėtų būti neprivatizuojami, o išlikti valstybės rankose. Kadangi yra dabar argumentas, kad privatizuoti reikia todėl, kad privatus, reiškia, savininkas geriau ūkininkauja. Daleiskim taip, bet valstybės mastu
strateginiai objektai ne tik per efektyvumą arba tą pelno dydį, reiškia, apsprendžiami jų egzistavimas, bet taip pat socialiniai ir kiti klausimai per jos valstybė gali spręsti. Antras dalykas. Valstybinėms tokiems subjektams turi būti nustatyta griežta ir aiški tvarka. Didžiausia nesąmonė buvo iki šiol, kad praktiškai be jokios kontrolės paleista. Ir jei yra valdininkas, kuris gali ką nori daryti, tai jis ką nori ir padarė. O mes žinom, kad yra įvairių būdų ir aiškių būdų, kur griežtai kontroliuojant galima pasiekti. Ir paskutinis mano pastebėjimas, kad privatizaciją turi vykdyti komisija, kuris susidarytų mūsų nuomonė iš 3 dalių. 1/3 valdžios atstovai, 1/3 savivaldybės atstovų, 1/3 nepriklausomų, aš sakyčiau, aukštųjų mokyklų įskirtų specialistų. Ir visi klausimai turėtų būti sprendžiami jiems sutarus. Ačiū, dėkui Jums, mes netrukus kreipsimės vėl į auditoriją, jų nuomonės išklausysime. Taip, grįžtame į studiją ir dabar auditorijos replikos. Prašom. Duosim. Eduardas Pabarčius, Krikščionių demokratų sąjunga. Čia norėjau pakalbėti apie 2 dalykus. Nepakalbėti, o pakomentuoti. Pirmas dalykas, visi taip gražiai šneka, kaip mes eisim, kaip mes mokesčius mažinsim, viską kitką, niekas nepasako, kas parašyta Krikščionių demokratų sąjungos programoje. Tai smulkaus verslo vystymas. Iškės, visam pasaulyje verslas dabar pasiskystęs maždaug taip. 70% yra smulkus verslas ir vidutinis verslas ir apie 30%, o kitose šalyse ir 20% yra stambus verslas. Ir dabar mūsų dabartinių vyriausybių, kaip mes matome, tokia buvo keista politika. Ta paprastą žmogų, reiškės vidutinį arba smulkų verslininką užmiršti ir baudų politiką, ir visą dėmesį sutelkti į tuos didelius monopolistus. Tai vystant tokią politiką mes negalim, vystyti normaliai ekonomiką. Vienas dalykas. Antras dalykas, norėjau pakalbėti apie privatizavimą, dar porą žodžių. Tie pinigai, ar blogai, ar gerai privatizuota, tai jau čia, kaip sakoma, jau post factum. Bet tie pinigai, kurie yra gauti, jie yra paskirstomi visiškai neprotingai. Reiškia, tie pinigai neinvestuojami į ekonomikos vystymą, o jie yra išdalinami, išparceliuojami ir mes nieko, suma sumarum neturime. Ir eilinį kartą reikia vėl ką tai parduoti ir vėl parduoti pigiai ir iš tų likučių vėl tos likučius, išdrabstyti. Ačiū Jums. Kitos replikos. Aš lai trumpai, Liaudės sąjunga už teisingą Lietuvą, Vytautas Lazinka. Čia daug buvo kalbėta apie privatizavimą, ekonomiką. Negirdėjau čia, skyrus Veselka, čia porą žodžių pasakė link ekonomikos, čia buvo bandyta pravesti paskaitą ir ne visai gerų dėstytojų ekonomikos. Bet bala jų nematė. Ką norėčiau pasakyti, jokios privatizacijos Lietuvoje nebuvo. Buvo padalintas turtas, kuris perėjo į tam tikras grupuočių rankas. Grupuotės tai yra labai paprastai LDDP, konservatoriai ir taip toliau. Jos pasivadino įvairiom partijom, pavadinimais, vardais ir keičia kasdieną, bet iš to ir lopsta. Niekas nieko neprivatizavo. Vilkas, kaip ekonomistas, kiti žinot, ką sakė pradžioj privatizacijos. Nueinam į turgų, pažiūrim, kaip reikia daryti ir mes privatizuosim. Vat tas, kas buvo Lietuvoje padaryta, pasaulis turi padaryti, parašyti knygą, aš manau, ekonomikoje ir parašys, ko negalima daryti ekonomikoje. Čia pirmas reikalas. Antras reikalas, kaip sakiau, partijos, kaip jos besivadintų. Lietuvoje šiandien yra 2 partijos, gerbėmieji. Va tie lopstantis ir kvailintis žmonės, kurie veda Europos Sąjungą ir NATO, todėl ir buvo sugriauta ekonomika. Mūsų yra paskaičiuota, reiškia, pusė milijono darbo vietų prarasta dėl nesubalansuotos prekybos su rytais ir vakarais. Labai gerbėmieji trumpai. Mulkinačiai mus ir sako, kad čia pakeis, sumažins, niekas nieko nesumažins, kol nebus pakeista politika valstybės. Ir dar paskutinį, blogas tas šeimininkas, kuris duoda muzikantui valdyti ūkį. Kaip sako, jeigu sūnus susipirko armoškį ir jei davė ūkį, jis sugriaus būtinai. Tai vat pas mus yra sugriauta. Muzikantas pavaldė ir viso gero. Ačiū Jums, dar klausimai. Palaukit, vėliau, dabar negalima replikuoti. Jūs dainininkas. Čia yra klausimų, tai prašom. Nes irgi profesorius. Dėmesio, gerbkit vieni kitus iš tikrųjų dėl to, kad laiko netiek daug turim, o jūs nelabai drausmingai čia elgiatės. Jeigu taip elgsite su Lietuva, tai irgi nieko gero nebus. Prašom. Dar kartą pasisakysiu.
iš dabartinės diskusijos matosi, kad pas mus vyrauja doktrinų valdymas. Reiškia, mes įsikalam kažkokią tai doktriną, kažkokią tai aksiomą ir paskui nuo jos ir pradedam šokti. Mes įsikalam, kad tik privatus ūkis yra efektyvus, netiesa, nepasitvirtino ir niekur pasaulyje nepasitvirtino. Antras dalykas, įsikalam monopolistus. Monopolistai yra natūralūs, niekur jūs nesidėsite, jokios reorganizacijos, Lietuvos energijos, Lietuvos dujų nieko nedoda. Pažiūrėkim, ką padarė Williams. Pirmoji eiliai apjungė visą naftos ūkį. Kodėl mes skaldom energetiką, kodėl skaldom Lietuvos dujas, jeigu visas pasaulis eina koncentravimo keliu. Reikia pakankamai gerai reguliuoti monopolistus, o ne juos naikinti. Ačiū Jums ir dar vienas klausimas. Ir pasisakymas. Nereikia ieškoti kolegai kažkokių užsieniečių, kad parašytų, kaip negalima daryti. Analitinė grupė prie Tautininkų sąjungos yra parašiusi štai tokį laisvamanių manifestą, kur išanalizuota vos ne kiekvienas judesys mūsų gerbiamų, reiškia, buvusių vyriausybių. Taip, kad šitą dalyką turim ir lietuvių protai neką neblogesni už užsieniečių. Tik tai ponas Veselka užmiršo patikslinti tokį dalyką, kad, reiškia, sutarė dėl viešbučio pinigų ir investicijoms, bet nepasakė tą, ką aš kaip žurnalistas kadaise jo prašiau. Pons Veselka, inovacijų reikia, inovacijų. Nuo to prasideda visa ekonomika. Tamsta kalbėjote, kad reikia kurti ekonomiką. Tai vat, nuo inovacijų, nuo šito pasėjimo ekonomikos reikia dabar Lietuvoje pradėti. Ačiū. Ačiū Jums. Mes išklausome dar ir auditorijos pasisakymus, dar yra, matau, norinčių pasisakyti. Tie, kas kalbės, kas dar nekalbėjo. Prašom. Dar das čiobutas. Kai anglai kalba apie blogą orą arba gerą, taip šiandien visą Lietuvą kalba apie ekonomiką ir mes čia šiandien. Bet, ponai, pagalvokim, ką galima padaryti. Ponas Balcevičius sako, kad reikia privatizuoti į patikimas rankas. O kaip jūs tas rankas patikrinsit? Vagnorius švarės rankas propagavo. Kas gavosi? Ponas Veselka sako, kad reikia veikti pagal planą, patvirtintą planą. Jeigu nesusigaudote, ne, atleiskit, susigaudau. Bet supraskit, o kas ekspertai kiekvieno plano? Nes masė investicijų, po to pasidomė, kad mes gaunam ir paskolas investicijom ir suvalgom. Ir nėra tų investicijų. Vietoj to, kad sukurti darbo vietą, mes nematom nei tų pinigų, nei žmonės. Pinigai dingsta. O dabar planai. Gerai, sveikatos apsauga man labai rūpi. Pažiūrėkit, koks finansavimas. Mes dabar kalbamės apie ekonomiką. Čia ekonomika, kolega. Taip, čia yra socialiniai dalykai daugiau. Iš tikrųjų, apie tai mes kalbėsimės kitose laidose, kai jūs ateisit į socialinės apsaugas. Mes turime dar iš auditorijos replikų, prašom. Darius, Lietuvos Vilniaus universitetas. Man labai įdomiai nuskambėjo Lenkų rinkimų akcijos pasisakymai prieš privatizavimą, atseit, kad nereikia Lietuvai privatizavimo, labai gerai yra monopolistinės įmonės ir tai kaip jie mano iš vis tvarkyti ekonomiką su tokia nuomonė. Greitai gal atsakys vis dėlto Lenkų rinkimų akcija, prašom. Manau, kad ponas nesupratot mūsų, mes užprivatizavom tik už protingą, apgalvotą ir ponas Choroševskis taip pat pasakė, bet reikia kai kur išlaikyti valstybės kontrolę. Valstybės kontrolę kai kuriuose srityse. Ne taip, kaip dabar. Bėgam, verčiam, taip sakant, skubam ir prarandam viską. Aišku, ačiū už atsakymą. Dar keletas dalykų, kuriuos reikėtų vis dėlto mums ne tik tai padrikai, bet galbūt paieškoti ir tam tikrų išeičių kitose klausimuose. Norėčiau paklausti jūsų apie verslo skatinimą. Vis dėlto ekonomika ir verslas yra neatsiejami dalykai. Pone Veselka, ką jūs atėję į valdžią darysit su verslu? Jūs sakėte vienoje laidoje, kad jūs ateisit su 100 vyrų ir sutvarkysit ekonomiką. Kokiu būdu? Oi, gerbėmieji, čia kadangi dėl 100 vyrų, tai tiksliai pirma valstybė turi būti tvarka, po to laisvė. O dabar mes bardaką padarėm, demokratiją pavadinam ir taip toliau. Bet verslas tai iš tikrųjų yra ekonominės politikos dalykai. Aš nesutinku su Choroševskiu, kad be doktrinos. Tai įleiskim beraštį be jokios doktrinos. Bet vat Choroševskis, kur ir verslas bus skatinimas. Monopolija ar ne monopolija Lietuvoje reikia matuoti pasaulinės rinkos mastu, o ne matuoti vidinės rinkos mastu. Mes Lietuvoje neturim nei vieno iš esmės monopolisto. Suprantama, tai jūs atsakysite klausimą, ką jūs darysite su verslu ar ne? Taip, bendras ekonominis atgimimas smulkaus verslo programų buvo 20. Visos vyriausybės jums žadėjo ir dar viena apgaulė. Nebus
padidintas eksportas, visų kitų šakų. Smulkus verslas nieko negalės padaryti. Todėl smulkus verslas turi įsibrašyti į bendrą ekonominę politiką, vastais prioritetais, su pasaulio realiu požiūriu į savo galimybės. Ir tada, kada žmogus uždirbs po $1000 mėnesį, smulkus verslininkas turės darbo. O kada jis uždirba 430 litų ir pats batus lopos arba siuva, ir tas smulkus verslininkas neturi kur pinigų. O visos tos programos yra popieriai. Dar vieną dalyką norėčiau. Čia visi privatizavimo pinigus reikia investuoti. Gerbėjai, tai jūs einat prie gosplaninės sistemos. Sėdi banke tipas koks, ateina koks susitarė 10%, gauna paskolą ir tai 3 milijardus, kurios garantavom verslui buvo išmokėti. Gerbėjai, turi būti verslininkas, turi pasimti pinigus iš rinkos. Ir va čia, kur buvo pinigų gražinimas iš privatizavimo už indėlius, tai buvo teisinga taisyklė. Seni žmonės, kuriem 50 ir daugiau darbų, savo darbų sukūrė tas gamyklas, tą turtą. Ir rinkos požiūrį, kas sukūrė turtą, tam ir turi atitekti, o ne kažkokiam vizdą planą sukūrė. Ponas Ancikas. Verslas turi būti skatinamas tiek stambus, tiek smulkus, tiek vidutinis. Kaip jūs tai padarysite? O tai padaryti reikia visų pirma, jau čia buvo sakyta, aš dar kartą akcentuoju, tai yra rinkų klausimas. Ir valstybė privalo imtis taip pat spręsti tos klausimus. Žiūrėkit, mūsų užsienio ministerija, užsienio reikalų ministerija. Tai viena iš brangiausių yra valstybės struktūrų. O, sakysim, jokio indėlio nedaro tam, kad surastų rinkas kitose valstybėse. O mano manimo, jom turėtų būti viena iš užduočių, kaip tik ieškoti rinkų. Ir jei nepavyksta to spręsti, tai vadinasi, jie neatitinka. Tai čia jau jūs kalbate apie tuos verslininkus, kurie iš dalies jau kažką daro ir kurie klesti. Bet ką daryti su tais, kurie nori pradėti verslą? Pone Bobeli, gal jūs žinot? Reikia Lietuvoje panaikinti korupciją, kišininkavimą ir kad valdžia vykdytų įstatymus, kurie yra gan geri. Bet valdžia juos nevykdo, pati valdžia yra didžiausia nusikaltėlė, kadangi kiekvieną pilietį, kiekvieną verslininką baudžia už mažiausią prasižengimą įstatymų nevykdomą, o jeigu jie laužo įstatymus ir nevykdo savo konstitucinių įsipareigojimų, jų nieks nebaudžia. Ir kuomet vyriausybė gali pasakyti, jum algą sumokėsiu už 2 ar 3 savaičių, ir jei jokios pabaudos nėra, jokių delspinigių nėra, tai tą ir daro. O vargšas žmogelis, kuris negali sumokėti komunalinės paslaugas, jo butą išparceliuoja ir išmeta. Bet tai iš vienos pusės jūs kalbate apie tai, kad mokesčiai nesurenkami, iš kitos pusės lyg jūs ir sakote, kad reikia atsisakyti žiaurių akcijų visokiausių ir taip toliau. Ir kaip tada susirinksite? Reikia naikinti, kur sąžiningai pagal įstatymus leidžiamus tas akcijas vykdyti, bet ne žiaurias akcijas tik tam, kad jos būtų žiaurios, kurios yra nenormalios. Kuomet vargšė moterėlė atveža butelį šnapso iš Kaliningrado ir jai uždeda 5000 litų baudą, tai yra nenormali bauda. Ir tokie dalykai negali Lietuvoje egzistuoti. Dėkui, ponui Bobeli, ponas Balsėčius. Gerbiami ponai, man regis, kad smulkus verslas net jis niekada, kol diktuos visą madą ir muziką, taip sakant, stambus verslas. Stambus verslininkai stovi už stambių partijų pečių. Jie juos nuperka, finansuoja, paskui reikalauja iš to. Ir dabar tie gražus plakatai, kurie dabar visur mieste iškabinti yra, jie kaip tik paskui laimės, jeigu tokia partija, vėl jie šoks pagal jų muziką. Ir tai bus visą laiką. Todėl dabar spręs rinkėjai, ar bus skatinamas smulkus verslas ir vidutinis, ar nebus. Iki mūsų laidos pabaigos liko 5 minutės, todėl replikos iš salės, iš auditorijos ir paskui bus baigiamasis žodis, taigi pirmosios replikos, prašom. Gerbėmėjai, čia mes kalbam apie kaip skatinti smulkų verslą ir stambųjį. Labai paprastai pasakysiu, nusispjaunam pirmoje eilėje į Amerikos ir ES patarėjus, kurie mus žlugdo ir grėbė su savo jų pagalba. Atsigrėžiam normaliai į rytus, tai yra į Rusijos ir Baltarusijos rinkas, panaikinam vizų režimas ir režimas su tom šalim, nes patys savo įsivedėm pirmoji ir pradės po truputį viskas judėti. Mums reikalingos Rusijos rinkos. Mūsų ateitis bendrai tose rinkose, nes ES ir amerikonų mūsų gerųjų, aš ne link pono Bobelio, patarimai parodė, kaip mes gerai gyvenam. Vilniamsui atidavėm, primokėjom, telekomui padovanojom, mokam ir dar mokėsim. Ir visos įmonės, ne viena įmonė per 10 metų nebuvo Lietuvoje pastatyta, jos buvo sugriautos, nes nereikalinga mūsų produkcija vakaruose. Man teko būti Suomijoje ir mane nuvedė vienas į parduotuvę, sako, gerbiamasis, jūs norite su mumis prekiauti, pažiūrėk, ko mums trūksta, pasakyk mums. Ir mes rytoj netgi tos bus nereikalingos mums jūsų prekės. Mums patys užtenka, mes jums atvešim, nesugriausim jūsų ūkį. Tai ir padarė.
ateitis su rytų rinkomis, gerbėmieji. Ačiū, ačiū. Smulkus verslas judės. Tai prašom. Kalbėjote apie bausmes, ponas Bobelį. Pas tautininkus jau seniai tas viskas išpreparuota programoje. Ten parašyta, kad pirma bauda žmogui turi būti simbolinė, perspėjančioji. Žmogau, pas tai popieriukai netvarkingi, susitvarkyk. Antra bauda, jeigu jis nesitvarko, tai turi būti vidutinio dydžio ir tik tada, jeigu jis tyčiasi iš valdžios, tai tada turi būti žiauri akcija. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, gerbėmiai, mes visiškai, profesoriau, aš tylėjau, visiškai nekalbam apie verslo gimimą. O verslo gimimas tai yra per išradybą, per inkubatorius. Nereikia mosuoti nei į vakarų rinką, nei į rytų rinką. Reikia mums, kad ir šiaurės ašigalį pardavinėti. Bet vyrai, turim patys įjungti galvas ir galvas mes turime nežlugdyti savo mažųjų įmonių, kur gaminama nauja produkcija, nauja prekė. Suprantam, ačiū Jums. Čia dar turi repliką. Tai prašom. Aš norėčiau pasakyti, kad čia daug politikų yra ir ekonomistų. Yra vienas labai žinomas patyręs ekonomistas, ponas Piselka Julius. Jis buvo ekonomikos ministru mūsų Lietuvoje. Įdomu būtų išgirsti, ką jis gero padarėte ir kodėl dezertiravote. Gerai, ačiū. Ir dar ar turi Lenkų rinkimų akcija, taip? Andžej Gota, Lenkų rinkimų akcija. Man atrodo, kad ekonomika tai yra politikos reiškinys. Į kokia politika yra, tokia ir ekonomika. Ir labai gerai būtų tie pinigai, kurie nuvažiavo į užsienį, kad jie grįžtų kaip nors čia į Lietuvą ir čia dirbtų mūsų labui, o ne užsieniečiams. Ačiū Jums, aš manau, kad vadas turės progą atsakyti ir dabar kaip tik iki laidos pabaigos liko 2 minutės, todėl labai trumpai paskutiniai jūsų apibendrinimai, labai trumpos tezės, taigi pradėsime nuo sąrašo numeris 1. Laikas. Verslo skatinimas, visų biurokratinių apribojimų nuėmimas, valstybės rėmimas, inovacijų, naujovių ir rinkų paieška. Ačiū Jums. Ponas Bobelis. Man atrodo, kad išrinkime žmonės, kurie sąžiningi, kurie rūpinsis Lietuvos ir Lietuvos piliečių reikalais, o ne tie, kurie ateina į Seimą grinai pasirūpinti savo asmeniškai ir savo partijos reikalais. Tada bus tvarka. Ačiū Jums. Ponas Zbigniew Balcevič. Aš manau, palaikau poną Bobelį, kad reikia, kad šis Seimas jau nebūtų toks, kokie buvo iki šiol. Kad būtų atstovaujama kuo daugiau žmonių, kuo daugiau sluoksnių, kad jis būtų tikrai demokratiškas ir tada mes padarysim tvarką. Ačiū Jums ir ponas Julius Veselka. Labai paprasta. Rinkos tvarka yra tokia, kad visose srityse veikia profesionalai. Ir jeigu rinkėjas balsuos, kad už ekonomiką yra pagrindinis dalykas, turi į Seimą reikėti ekonomistų pakankamai, o dabar muzikantas ekonomiką tvarka, ekonomistas turi arti žemę. O čia vatui galiu pasakyti, aš nebuvau tiek, kiek jūs visų partijų partijų. Gerai, ačiū mūsų diskutantams, ačiū mūsų auditorijai. Šiandien pas mus svečiavosi Lietuvių tautininkų sąjunga. Sąrašo numeris 1 Krikščionių demokratų sąjunga, sąrašas 12 Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos, sąrašo numeris 13 ir taip pat Lietuvos liaudės sąjunga už teisingą Lietuvą. Aš dėkoju visiems, dėkoju auditorijai. Sąrašas numeris 14, susitiksime 9 valandą. Antradienį 19:25